Nu va, labas. Tavęs nerodau, tik kojas, gali pažiūrėti, va, matai, tik kojas, tą matot. Jeigu kompleksuoji. A, jis jau nekompleksuoja, ne? Man tai iš aišku, va. Nu tai va. Apie rinkimus. Ar žinai, kad rinkimai vyksta dabar? Nu, mačiau reklamą, važiavo ten į prezidentus ar į kur. A tu matei? Mačiau. Nu? Nu tai kaip? Aš nebalsuoju iš jūsų nieko. Nu bet tai blogai, nu tai reikia už kažką balsuoti. Ne. Aš tai dar net nežinau už ką. A? Aš tai net nežinau už ką. Nu bet vis tiek kažkokia nuomonė apie kažką. Kokius, žinai, pretendentus į tuos? Kas ten kandidatai? Ingrida Šimonytė. Vienas dalykas. Va šitą žinai. Nežinau. Daugiau nieko nežinau. Bet va šitą žinai. Yra šitas, kaip jisai, buvęs krašto apsaugos. Aha, Tutkus, a? Skvernelis. Va šitų dar ne... Jūsų nerodau. Kokie yra kandidatai prezidentų, žinot? Oi, šiaip visi duchai. Visiškai. Visi? Visi rimtai? Nu bet vis tiek, žinai, kaip iš blogiausių vienas būna geriausias. Kuris geriausias? Man atrodo, kad nėra šįkart geriausia. Kas toks? Nėra šįkart geriausia, visi lygiai. Ant tie končiniai visi, ne? Kauliuką galima mesti. Ką daryt? Kauliuką mes galėjome. Tas pats bus. Kauliuką apgraužtą kokį, ne, šunioką apgraužtą į mestį. Ne, nu bet vis tiek kažkuris kažkoks biškai protingesnis. Žiūrisi ten ar ne? Nu gerai, tai tada kitaip pagal. A, kuris labiausiai įsižiūrėjęs ten atrodo? Kuris beviltiškiausias? Vaitkus. Vaitkus, a kodėl? Galim biškai argumentų kokį nors? Kokio, nežinau. Nu tai vis tiek nuomonė turi, tai turi būti kažko pagrįsta. Debatuose nesugebėjau atsakyti klausimą. Į kokį, pavyzdžiui, atsiminėjate klausimą, atsiminė ar ne? Į klausimus ar į klausimą? Kokį tu klausimą? Visus klausimus. Blemba, aš lauk nežiūrėjau jo debatų, bet mačiau, kad nu atsišaudė stipriai jisai klausimą. A, kuris neatsakė? Jis padėkojo už klausimą tiesiog. A, tai gali būti taktika, jeigu duoda, žinai, kokį tūpai provokacinį klausimą. Ai. Pavyzdžiui, būna tokie, kaip keiteriai vadintojai, sako, a kodėl tu dabar, pavyzdžiui, žinai, kodėl tu prisišykęs to stovi, taigi prisišykęs dabar stovi. Ir tu, jeigu tu pradėsi teisintis, iš kur gal turėtum duoti, kur einat, iš jūsų interviu nebaigtas dar. Grįžtat, alio. Neturiu aš laiko. Turi laiko, turi interviu Respublikai šaliai reikšmingas momentas. Taip, palauk, tai aš viskai nenoriu jūsų turbūt, bet tai kas su tuo vaikum, ką jis ten neatsakė? Į kurį jis atsakė, neturi atsakė. Atsiminė, neatsiminė gal, ne? Bet jis sudarė įspūdį, kad tokia ribočiausia. Ribotesnė netų Šimonytė. Ai kaip? Keista, na. Tai ką darysim, tai be prezidentą būsim? Nuteks, Seimo neturės viską laikyti. Galima tą patį, kuris nieko nedaro. Ai, va čia gera logika, žinai, aš čia susakęs tokią mintį. Sakau, jeigu, pavyzdžiui, konservatoriai, kai buvo valdžia, jeigu jie nieko nedarytų, šis, tik algas diktuoja, mes jie moka, jie padarytų Lietuvai žalos 100 gal 1000 kartų mažiau. Jeigu šis negali, tik algas, tik guima, na. Va, irgi variantas. Manau, svarbiausia, kad užsienė aukštas gražus prezidentas atstovautų Lietuvą tiesiog. Tai viskas, ne, tik tiek, ne? Kaip Nausėda. Taip. Bučiuotų svetimas vėliavas. A, jūs matėt, kaip bučiavo tą Ukrainos vėliavą? Nematė to bairį? Bučiavo, taip, nu ir tiesiog, ai ten jie. Netyčia, ne? Nu, ta prasme netyčia, nu ne, jisai palaiko labai Ukrainą, jam čia labai svarbu. Jis iš tikrųjų Jūs pažįstami, ne? Pažįstami, ne? Ne. Taip, kalbėkim, čiūtum kaip draugelis. Jisai šneka apie tai. A, jam svarbu, ne? Kaip? Jam, manai, kad jam labai svarbu Ukraina? Nu, tai jisai šiaip nieko, jisai šiaip kaip buvo prezidentas, jisai atrodė kaip dingęs. Aš, pavyzdžiui, net neprisiminiau, kad jisai prezidentas buvo. O tada, kai, nu, Ukrainai dabar kaip blogai, tai tada jau jisai biškai pasireiškia, kad mes čia turim labai palaikyti ir panašiai. Nu, ir palaikom, kiek galim, tai... A, tai jūs irgi tos nuomonės, kaip Nausėda, kad reikia palaikyti Ukrainą? O tai ką, Rusija palaikyti? Nu, ne, tai reikia, aišku. Nu. Aš tai manyčiau, kad Rusija reikėtų. O! Taip, na, viskas. Все, ryšat, nebėgat. Davai, ačiū už nuomonę. A tu už Rusiją, ne? Ne už Rusiją. Ne už Rusiją. Aš manyčiau, kad reikėtų palaikyti Rusiją.
Nu, bet matai, vat, jaunimas kitokios nuomonės negu tu. Kuris iš jūsų protingesnis įdomu? Ne. Aš nesuprantu. Aš tiesiog televizoriaus nežiūriu, nes neturiu. Aš gatvėje gyvenu. O, tai tada turi sveikesnį protą. Vaikai turbūt žiūri televizorių. Ir galvoju... Galime ponė klausimėlį jums. Transija įsijungia. Mai, ufanautas kažkoks, mai. Gripki. Bonce, nekanda? Nu, kanda taip treba. Buniukai baigtų. Bet aš galvoju, žinokit, kad būtų geriau, va dabar aš nežinau netgi kokie į prezidentus. Šiandien rytą mačiau, čia pravažiavo su reklama vieną. Bet pažiūrėk, man tai koks paris, bet tavo draugelis jau žino tą Ingridą Šimonytę, a kitų nežino. Kaip tu manai, čia tikrinumas, kad jis jau žino? Nežino. Bet va šitie vaikai, kas kaip nekeista, dar Vaitkų žinoja. Va, aš apie Vaitkų ir kalbu, nes kokia nuomonė apie Vaitkų tavo? Aš nežinau, jisai ten chirurgas kažkoks tai, viską. Bet kaip žmogus, kaip prezidentas, kaip čiuvakas, kaip bahuriukas, kaip? Nežinau, nebendravau kol kas. Nu, tai kaip matyk, aš manau, kad būtų va toks prezidentas. Iš karto už jį balsuočiau. A kas labiausiai įsižiūrės tavo nuomonę? Aš nežinau, aš nežiūriu. Neturi nuomonės, ne? Aš neturiu. Okei, ponia. A kiek tau metukų? 38. Ai, tu šiek, ne? A kiek metų jau kvasinį? 13. 13? Tai dar nedaug. Gal daugiau, biški meluoja. Nu, biški daugiau, skirtumas. Biški. Ir ten. Kur dabar tipo gatvėje gyveni, ar turi pastogį kokį? Neturiu nieko. Va taip, ant soliuko va šičia miegu. Nu, vokiečių gatvėje. Nu, kur papuola. A, tai žiemą ant soliuko neprimiegosi? Nu, žiemą važiuosiu, nežinau, į reabilitacijos kokį centrą. A, valgyt kur duoda šitoj valgyklą kažkokį yra, ne? Nu, yra Lipovkė, yra čia konteineriai. Nu, surandu kažką, tai vis tiek pavalgyt, kad yra prie bažnyčių žmonės atneša pavalgyt, paduoda. Šiandien buvau ryte. A kaip kokių savygrūžų, kur depresukas neišgyveni, kad taip reikia gyventi, tai biškai gyvenimo tokį. Išgyvenu, žiauriai. Ir dėl to norisi ir pagerti už tai tada. Kai įpisi biškai, tada lengviau, ne? Išgeriau, atrodo, nieks nesekioja. Kaip tik tais nėra, ryte va taip va visas. Lomkės, ne? Lomkės ir... Bet tai pavyksta, kiekvieną dieną pavyksta prigerti? Ne. Kartais būna, tai kaip tada lomkės pralaužai tą dieną, kai nepavyksta? Kiek surandi butelių, va, šiandien ryte suradau lygiai 10 butelių. Eina pabiškai. Lygiai 10 butelių suradau. Pridaviau, pasiėmiau karbonkę alaus ir kad tiesiog... Blet, palauk, nerandu mašinos raktų. Ai, va, yra. Palauk, gal nežinau, mašinos. Nu. Matai? Ir, supranti, būna, kad geri šitus. Bet faina, va, senamiestį vis tiek tūsinės, ne? A kiek, klausyk, kiek jeigu pinigais įvertintum, kiek per dieną uždirbi babkių, rankinom būtelius, deka, nors kiek eurų prisišaudai, kiek sumai gautus? Vidutiniškai. Jeigu labai gera diena, 10 eurų yra. 10 eurų išeina, alelį, ne kvasinį pagrindį, alų ar ne? Taip. Tai kiek išeina bombalių? 1, 2, 3 bombaliai alaus. Užtenka dieną? Užtenka. A kiek laipsnių ten bombalis? 6 laipsnių. Įrašyčiau va iki. Iki, ne? Euras 56
6 beros. O kokią mašiną važiuoju, žiūrėjau, ne? Bentlėjus. Nu, įsivaizduoju. Kaip kontrastai, įsivaizduoju, koks tavo gyvenimas ir koks va šito. Na, va čia, ne? Galėtų velnės pasidalinti su tavim. Tau reiktų pasiekt, kur gyvena biškai už gerklytės kap, ne? Lapatniką pasimti. Ne, va, prie tokio prieik, paprašyk. Ne, neduos. Porą centų, sakys, eik, na. Lauk, ne? Pasikėlęs. Tai vas dėl to aš tau ir sakau, reiktų biškai nuleisti, ne žemė. Ne? Nu ką? A kur ta draugelis dingo? Nu va, va tokia va realybė. Realybė nekokia. A tai vis tiek, tai ta diena, kuo prasideda? Mano diena. Nu, ryte, va šiandien ryte atsikėlė, kur mėgoji šiandien? Tam parke, va tenai. Nu, ten A, čia prie bažnyčios šitam? Ar dar toliau? Tam, tenai, kur yra 3 pliusai. Aha. Tam parke. A tai kas ten daugiau kėbras, ne vieną? Ne. Vieną, ne? Ant žolelės. A, tai bet šiandien šalta buvo, beveik minusas naktį buvo. Nieko. Tai turi kokių vis tiek aprangų, kokių maišų. Va. Nu, blem, bet tai tu įsigrūdini, jas neužmušamas. Nu, realiai, nu, na. Ir, kaip sakoma, kaip yra ta patarlė. Geriau, gersiu ir žinau, iš kur dar gal. A, koks ta įsilavinimas? Tu baigęs kažką, mokyklą baigė kažką? Vidurinė baigęs, ne? Vidurinę baigęs, paskui, nu, jau kalėjime kitai buvo. Aha. A, kiek kartų sėdėjęs? 5. 5 kartus? Už vagystės, ar kokios temos buvo? Ne, nu, tiesiog daknyso žmonės. Huligankė, ne? Huligankių pora buvo. Aha. Tai iš viso kiek atsidėjęs? 17 beveik metų. A, joptara, ne tai mažai, ha? A, čia sėdėjęs, šitas irgi sėdėjęs, matosi. Bet aš niekada nesigiriu. Ne, nu tai čia yra kuo pasigirti, 17 metukų atitraukus, tai čia jau rimtas toks išbandymas gyvenimo praeitos, pradaužymą. A, kelintais tai pirmą kartą sėdai? 2000-aisiais. O, tai jau buvo šitą sistemą. Jau biškai humanizuota buvo sistema, nebe tokia striomna, ne? Ne, tai pirmą kartą tai iš vis 95-ais. A, nu tai man sakau. Bet tai ten nieko, viskas gerai, su paniatkėm, viskas su paniatkėm, kad būtų. A, tu kaip Vilnietis sėdai, Vilionskas? Nu, aš gimęs tai nuo Prienų pusės, nuo Prienus. Tai biškai nuo Kauno tai aš skaitęs, ne Kavenskas? Ne, Tai už ką kanalinai zonoje? Už Kavenskus ar Portugalus? Už Portugalus. A, ne? O kaipgi kitaip. Dabar nežinau, kas ten dedas. Aš irgi nežinojau ten... Jo. A šitą brolių seserų? Turiu vieną brolį. Kaip jo likimas koks? Jis dabar sėdi liktais už žmogžudystę. O, blembačka. Nu, man neįdomu. Ne, labai bendraunat, ne? Nebendrauju. Irgi atitolat kažkaip, vat, matai, koks likimukas keistas. A, tai tėvas, apie tėvą gali ką nors pasakyti savo? Tėvo nebeatsimenu. Tai... Nes mano motina užmušė. A, Maikau, fainai. Prie mano akių. Man buvo 6 metukai. O, blembačka. Aš atsimenu visus dalykus. Kas užmušė viską. Nu, suradau aš tos žmonės, bet... A, tai ką, policistai nesurado? Nieko jie nesurado. Nu, ką tu bet motina irgi kvastindavo gal, ne? Ne, jinai Medsesele dirbo. Aha. Ir ką, tu Nemune rasi, suviniojo į maišą, prie Kauno rado. Jo. Tai ten biškai suradai tuos, budėjai į vietą tuos? Suradau biškai. Tai mes teisi. Bonce, iš kur nuskaitė. Bonce! Neišprotė? Ot nusivijo. Jo, įdomus likimukas.
Ai, nėra palikimo, koks palikimas. Kiek manai dar gyvensi? Kiek dar patrauksi? Aš atsigausiu tuoj. Rimtai išturi? Bet tai beje, iš tokius stadijos nelabai kas išlipo, jau čia pastojo klinikinė prasme, kai ketvirtą stadiją, ko gero, alkoholizmo. Man užvakar atvažiavo čia pačioj greitoj, su policija, sako, tave nuvešim į savą. Sava, ten kokia reabilitacija kokia, ne? Ne, sava, ten, nakvynės namai, ten patys baisiausi bomžai renkasi. O, blemba, ja. Sakau, niekur aš nevažiuosiu, sako, papūs. Sakau, jeigu aš papūsiu, jūs... Nugriusi. Nukrysi, tikrai, sakau. Sako, kiek bus? Sakau, minimaliai 7% bus. Ai, ką? Policija. Papūsiu. 7, 5, 2. O, blemba. Bet tai kaip ta, kepenytės atlaika? Ir tu vaikštai, Tai pristaikęs organizmas, bet kepenys tai šaibom eina. Eina viskam, šakės. Tai jau neilgai netrauksim, matai, jau greit užsilenksi. Ne, užsilenksiu, aš dar kaip gyvensiu. Užsigrūdinės, ne, kai jefa. Aš dabar dar surasiu cigaretę, kad parūkyt. Blemba neturiu, pavaišinčiau. Dusi tavo, eurioką mašiną liktai turiu. Buvo, tai bus labai gerai. Ir sakau, ta prasme, kad, įrašinėk, nes čia gyvenimas. Vaikštai visą dieną. Bet tai palauk, žiūrėk, socialinės sistemos kokias, tai jam biškai rūpinasi, ne kažkaip? Niekas nesirūpina. Bet tai šmutkių duoda, eini persirengti, ten socialai karėtai. Į šitą į Lipovkę nuvarau. Nieko sau, čia pas tave mašiniukas. Ne, čia ne mano. Ne tavo? Ne. Aš tokios svajojau nusipirkti. Moki vairuoti? Tai aišku, kad moku. Nori perlėkti? Bet dabar pikalės labai blemba. Gal kitą kartą? Negalima, jo, nes... Ne mano senė, aš nieko irgi neturiu šitam gyvenimis. O, blemba, ir nėra euriukų, tu įsivaizduoju, nemeluoju, pažiūrėk. Jo, fana, kodėl jų nėra? Čia aš primėtės būdavau visai. Bet, nėra euriukų. Abidna, tik tai paprikėlė kažkokia. Blemba, kožė, rožas, sėdžiuva. Blemba, neturiu euriukų. Labai gėda, apgailestauju. Tai va, už 20 centų aš paprašysiu pa žmogui cigaretės. Nu jo. Bet tai čia baha, galima, aš pažiūrėsiu tiesiog. Ai, mes... Čia lai patiesa, su šuniukais, matai, koks patieseliukas? Šuniukai, Eik, šis senas modelis, niekas šitą mašiną. O, čia senas, aš X5 norėjau. 5 dar geriau, štai tik tai šitą gražesnį, tas praktiškesnis. Čia daugiau tokia moteriška mašina. Ne, bet taigi... Palauk, Opa. Žiūriu, gal bagažinė, ką nors turi įdomus. Ble, man nieko nėra, įsivaizduojate. Tinklinė nežaidži, ne? Ai, tinklinė. Ir futbolą neloši, ne? Futbolą mano brolis žaidė. Man kojos būtų sveikos dabar. A brolis jaunesnis ar vyresnis? Jaunesnis. Blecha, ir sėdi už mokruchą. Antrą kartą. A jo, fana. Tai kiek dabar srūka gavo? 15, man atrodo. A ką jis užvirtė dabar? Čia kažkas prisikabino. Tarp savų, tarp juokilių. Griebk į bonci, griebk, šaiposi. Ko čia šaiposi iš tavęs, ne? Buvo griežtai turgi. Jo. Eit reikia cigaretę nusipirkti. Jo. Dar kur nors pasišiot už kampą. Tai apie tėvą dar biškai įdomu. Tai tu ką nors atsimeni apie savo tėvą? Mes, matai, biškai, žinai, čia tokia psichologija studijuojam ir žiūrim, tai kaip eina karma per vyrišką liniją. A tu pats vaikų neturi? Šeimą turėjai? Neturiu. Ir neturėjai šeimos, net jolkas kokios, ne? Turėjau ir žmoną.
O turėjai buvo vedęs, ne? Taip, išsiskyrėm. Vedęs ir ištekėjęs, palauk. Išrėdėjau. Vedžiau. Kiek laiko pragyvent kartu? 4 metus jinai O, pralaukė blemba, manęs. neblogai. Ir laukiai jūs iš zonos, ne? Taip. Paskui grįžau, susirado kažkokį tai hakalį. O hakalį buvo biški, ne kaip. Knystė gavo, ne? Nu visai kakalis nekaltas, vis tiek čia. Ne, nu aš turėjau šautuvą, tai jau, Nu, sakau. tai ką, užvertė, ne? Neužvertė, Ne, tiesiog nesakyk, čia kelienius blek ir paskui pakels kriminalkę. Ne, kelienius tiesiog peršuviau kažkada. Jau labai seniai, jau čia, oi, tiek metų. Bet tai iš kitos pusės, kaip jis nelabai kaltas, nu ten vis tiek jeigu. Nu bet Nu suprantu, jo, jeigu užtrumpina, na, ką darysi, na. Tai gerai, kad draugas šalia buvo. Ja. Labai gerai. Ja. Atėmė, sako, nieko nedaryk. Taip, o biškai grįžtam prie tavo tėvą. Ką žinai apie savo tėvą? Kas jis toks buvo, kas per žmogus, ką veikia gyvenime? Buvo traktoristas. Su tais dideliais traktoriais. Kirovėcas. Jo, va. Nu, jūsų amžiaus Jo, ten jo, tie, jo. vat, kur, nu, tie dideli. Jo, dideli, kirovėcai nu, vadinasi. Va buvo ten, vežiodavo iš miško šitus, nu, malkas. Taip, palauk, dabar, kiek jis tą gyvenime atsimė iki kelių metukų? Kažkiek dalyvavo gyvenime? Atsimė, kad su tėvu kokiu nors įspūdžiu nuotykių kažkokiu, Nieko. kad dalyvautų? Nieko. Nebuvo tėvo, ne? Nieko. Motina žuvo, kiek tau metų buvo tada, kai užmušė motiną? Apie 7 metus. Aha. A kaip toliau augai tada? Kur augai? Nu, vaikų namuose. Vaikų namuose nepaėmė, ne močiutė, senelį, niekas nepaėmė, jūs nepriglaudė. Močiutė mano užmušė. Irgi užmušė. Nu, dėl gerimo A, ten tai kvasindavo? kažkas ten, nežinau, aš nesiaiškinau. Nu, matai, kaip karmytė eina. Mes mūsų vadinamoji psichologijai, na, kuri dvasinė daugiau, matai, vadinasi, tai mes ir sakom, mes sakom, kad ant jūsų giminės, ir turbūt ne tik iš tėvo pusės, uždėta velnio kanopą. Gali Na, būti. persikė, giminė jau apsėdės velnės yra, jūsų giminė. A bratanas, tavo tas jaunesnis, turėjo žmoną, turėjo vaikų, turi vaikų kokį, ne? Ne. Irgi nieko, ne? Nieko, aš Nesigailėjo. nežinau, Tas nu, irgi, kiek jaunesnis jis? 2 metais. Aha. Tai irgi per vaikų namus. Ar vaikų namuose kartu buvai su bratanu, ar nelabai? Visos kaime buvom kartu. O paskui, nu, išsiskyrė. A kokie įspūdžiai apie vaikų namus tau iš vaikystės, kokie liko? Na, iš vis faina ten. Faina buvo, ne? Išvis. Faina, rimtai buvo, geri įspūdžiai. Taip, iš vis labai gerai buvo. Nenoriu net prisiminti, nes pradėsiu verkti. Nu, tai nieko tokio biškė čia, dušelytė, džiaugiasi, biškė gerų prisiminimų. Ne, čia labai blogai, aš paskui naktį neužmigsiu. Aha. Nerasiu savo vietos. A tai kas tai va čia graužė per šitą vietelį? Kas? Na, jeigu buvo faina, tai kad bijai prisiminti gerų prisiminimų, ar buvo kažkas ir blogo? Ne gerų viskas, bet, nu, Ai, dabar liūdna, kad nebėra to gerumo, ne? nebėra to gyvenimo, ką aš turėjau. Paėja likimas. Tai, ne? A, nebandėjai pas kunigą kokį, pas popą kokį, kad padėtų biškį pravaikyti velnius iš giminės, atgailą kokią padaryti, peržiūrą. Taip daroma, čia galima restartinti tą gyvenimą, paleisti iš naujo. Ai, realiai. Aš žinau, kur yra anoniminiai alkoholikai. Aha. Žinau, kur motinos Teresės seserys yra. Kastytį, neatsivis kaip praeitą kartą? Kas? Policija? Iš kur tai gauna, prisišauda, supranti? Ne, čia jų reikalai. Jo, įdomi. Ai, nieko, karo, nenoriu iš vis kalbėti. Aš įsivaizduoju tą puikiai, puikiai įsivaizduoju tą būseną. 2 savaitės minų kojas. Ką darai su kojam? Minų. Ką reiškia minų? Vaikštai Vaikšto. Nevaikšto. Nėra ką veikti, nėra kur dytis. Aš dėl to ir klausiu, kaip atrodo tą dieną. Sarai. Dieną ryte atsikėliau, kažkur pamiegojau, atsikėliau ir einu nuvojęs. Ir Vokiečių gatvę, ir Pilies, Vilniaus,
Nu, per visą miestą varau. Maršrutėlis toks yra pramintas. Bet tu ne vienas, gi čia daug hebras eina. Bet dabar Ne, nu tai konteineris, kad kai užrakina biškai liūdniau, mažiau. Ne, tai kad jie vaikšto, tai man neįdomu, aš prieisiu prie žmogaus, geriau paprašysiu. Duos, neduos. Bet ten dielas dabar nebelabai ką nors biškai. Nieko nenoriu, nebenoriu, nenoriu sėdėti, viskas užtenka. A tai negeriau zona vis tiek, tai biškai pastogė maistas? Ne. Ne? Negeriau, ne? Ne. Užtenka tiek metų. Būdavo anksčiau hebras tokie, matai, ypač ant žiemos specialiai, ką nors jobnina, kad uždarytų, nes nėra ant šalčio, kur nėra, kur dėtis. Tai bent jau tada blogiausio atveju pas motinos Teresės. Žinai ką, einam prie bankomato, iš bankomato išsimsi pinigų biškai, ne? Aš, karočią, jau blogiausio atveju nuvažiuosiu pas motinos Teresės seseris, kur stoty yra. Žinot? Nu, maždaug įsivaizduoju. Nu, turėtume žinot. Pas jas paprašysiu prieglobsčio. Jos padeda neatstumą niekada, ne? Niekada. Ir bus geriausias variantas, nes, kitaip man, aš numirsiu. Aš žinau, Labą. Sveiki, kur jos vaikšto į bažnyčią sekmadienį. A tu į bažnyčią užeini? Užeini. Neišvėje? Jeigu ilgai susėdi? Ne, jeigu jau pradedu. Mėgimą ar mėgot, ne tą. Jo. Ir sako jau, eik, ta prasme. O taip. A tai tokių minčių, kad dirbt, ką nors, bandai ką nors? Aš statybose, aš meistras esu. O, blemba. O, atsiprašau, biškai. O? Va taip ir gyvenu, va. Vaikštinėjau, pas vieną žmogelį paprašiau, pas kitą. Vis tiek kažkas yra. O taip tai, nieko gero gyvenime. Jo. Ir kaip jis vardas? Boniukas čia, Bonce, berniukas čia. Bonce? Blemba. Nogi. Gražuoliukas. Blemba, kartelės nėra. Įsivaizduoju. Einam, kada mūš. Jo, įdomiai. Va taip ir vaikštinėjai, pirminas gal, Tu kaip dauguma, tą likimo brolių taip, ne? Daug. Tuntuoja. Dabar biškai mažiukai konteinerius išardė, ne? Jo. Tai buvo normalus konteineriai, tai buvo labai gerai. Aš čia ateinu. Čia va, tai kažkuriam bare, aš dabar neatsimenu, dirba labai geras žmogus. Jis man kiekvieną rytą, jeigu aš ateinu, jisai išneša butelių. Ryte. Kokių butelių? Depozito. Depozicijai. Aš žinai, ką darau, Aš pastoju geriu Vytautą mineralinį ir per langą išmetu butelius. O čia, ta kebrantai surenka visą laiką. Tai susirenka, Va, žmogus, sakau, ėjo šiandien, sako, imk. Coca-Colos. Sakau, ačiū. Bent jau atsigert bus kažką. Biškai tada dar, žinai, ką, tą dieną vaikštai, ateinu vakaras. Ne? Ir kur eini, ieškai, kur prigult? Ir vėl vaikšto. Vakare irgi vaikštai, ir naktį vaikštai? Ir naktį vaikšto. Sušali, neatsikeli, nepajudėt. Ar nesušali? Biški sušali. Aha. Ir pradėt vaikšti. Ateik čia.
Ateik čia. Taigi nerodau, nes mato čia. Magi, kojas tik tai. Jis man nedraugelis, tiesiog pažįstamas. Nu kai vis tiek, kai tu draugeška. O, cigarilčikas, viskas. Iš tęsti interviu mes jau ėmėm, nesikį. Ne vieną kartą. Nu. Tai plauk, pažiūrų nepakeitydavo dar šitą dėl karo. Tai gal kariaunė, patys ukrainiečiai. Bet tai tu esi šaukiamo amžiaus. Tau reiks eiti į karą. Man kol kas ne. Negavai dar šaukimo? Aš invalidumą gaunu, manęs neima. Ne, jiems visus. Ne. Invalidus ypač reikia kažkur juos pritaikyti. Ne. Tai esi į karą ar ne? Nes sakė, duos pasirinkti, už ką nori kariauti. Galės kariauti. Aš nieko, aš už save kariausiu. Už savo šeimą. Bet kariausi. A tai ką šaudysi, jeigu už save kariausi? Kas papuola? Blet, ir mane nukalsi. Nu, Ne? irgi geras Nu, variantas. все, matai, kai paėmėm iš Kebrytės interviu. Ai, sorry. Įdomiai, stipriai, žinai. Nežinai, įprasta imti interviu iš visokių tų vadinamų pasisekėlių, sėkmingų visokių tų, žinai, lopų visokių tų pasikėlusių, žinai, buržuazinio pasaulio žvaigždžių. Bet kartais va taip pakalbėjau su tais, kuriems gal biškai kitaip susklosti gyvenimas, į tą pusę, bet kažkoks jausmas yra, kad daugiau žmogiškumo juose matosi negu tuose kalakutuose, ne? Dekoratyviniai, ne? Ir aš niekada matai, neišiukšlinu. O, mai? Pasiimsiu, išmesiu. Aš praktiškai visada šiukšlinu, tik niekam nesakiau, ne? Nu ką, okei, nu. Bonse, tik čia. Su šitais drakonais mes nedraugausim. Nu ką, Hebrytė? Jūs kaip žadėjot, Jo. mes dar pradėsim. Mes viską dar papasakosim. Nu tai jau kitą kartą tada. Все, ate. Laivas.